Labą dieną, tai pabandysiu atsakyti į klausimus. Džiugu, kad šiandien aptarinėsite mylimus kaulus. Iškart pasakau, kad gali būti girdėtis chaosas aplinkui mane, nes už durų vaikai kepa blynus su vyru, vyksta dramas ir gyvenimas. Tai jeigu išgirsit, nenustebkit. O ačiū už klausimus, jų tikrai labai daug. Aš pabandysiu gal kažkaip blitz per juos perbėgti, vis tiek nebejoju, kad gausis gana ilgas atsakinėjimas, tai žiūrėsiu, kaip čia tos garso įrašus suskaidyti. Taip, tai atsidarau klausimus. Ir pirmasis, kaip kilo mintis apie loterijoje laimimą vyrą? Tai aš šiaip tiksliai neatsimenu pačio to momento, kai sugalvojau, kad jį laimės, bet gali būti, kad aš mąsčiau apie tarsi atsitiktinai gyvenime atsirandantį vyrą, su kuriuo susaisto kažkoks teorinis ryšys, kaip šiuo atveju, kad tu jį laimi. Ir kaip tada tas žmogus, kuris šiaip yra visiškai svetimas, vien dėl to fakto, kad jūs kažkas jungia, tampa savas. Nežinau, ar aiškiai atsakau, bet man buvo įdomu truputį panagrinėti labai skirtingus santykius su moters su skirtingais vyrų tipažais. Ir visi tie mano 3 vyrai yra labai jau tokie užryškinti saviti tipažai. Ir santykis su jais labai skirtingas ir tas santykio atsiradimas. Tai iš vaikystės, tai iš sielų draugystės, tai iš aplinkybių suvedimo. Ir, aišku, paskui jau rašant, nutiko taip, kad jinai tarsi pati turi tam įtakos, kad ji laimėtų, turi nusipirkti tą bilietą. Bet jo, man čia gal panašiausia į tą arranged marriage, kuri būna, kur suveda 2 žmonės ir kartais tos santuokos būna pačios patvariausios ir stipriausias dėl iš paskos kažkaip užgimus jausmų. Man visai ta tema pasirodė įdomi. Taip, kitas klausimas, kas įkvėpė šventą personažą? Tai trumpai atsakysiu, kad viena vertus aš turiu iš paauglystės draugą, kuris yra panašaus tipo žmogus. Ir man tas santykis buvo toks gana asmeniškas ir pažįstamas ir artimas, bet kaip visus sakiau, kad aš užryškinau, užsaturavau tuos gal net archetipus vyrų. Tai taip ir šio personažo, kuriame atsirado labai daug ir Jėzaus, kaip... Aš tai žiūrėjau, kaip jeigu yra senasis tikėjimas mitologija, tai kad krikščionybė irgi yra tam tikras mitas ir turintis mito struktūrą, turintis tą pagrindinį herojų. Ir šiaip aš esu skaičius komentarų, kad tarsi pasityčioju ar pašiepiu religiją, tai aš tikrai neturėjau tokio tikslo. Man buvo, taip, aš žaidžiau tuo, be kažkokio susivaršymo, bet aš pati nemažai, kaip ir išmanau apie krikščionybę ir man buvo visai, aš paėmiau tą Jėzaus kaip meilės tokio nešėjo liniją ir, aišku, taip mūsų laikų kontekste verčiau šiaip užryškinau, bet sudėjau iš to, daug ką norėjau per jį pasakyti, per tą šventąjį ir tai kaip tiesiog, bet ir iš tos patirties, iš šono matant, kaip būna žmogus, kuris tiesiog visus traukia, visus domina, nors pats to nei prašė, nei darė, bet yra tiesiog tokia asmenybė, kurios visiems reikia ir kaip tada pradžioje tai gali užkelti į kažkokią ir didelę savimeilę ir vėliau kaip tik sugrąžinti tokią skaudžią realybę, kad o kas iš to, kai tu viską gali turėti ir tada nieko nebenori. Taip, tada kitas klausimas. Viena juokingiausių vietų troleibusiniai teroristai. Jie nepaslaptis, ar jie įkvėpti Molotkovas automatu pasivažinėjimo troleibusu ir jo paieškos Pašilaičiuose. Ne, taip nėra. Aš tiesiog galvojau apie karą, taip sakyčiau, apskritai karo temą, pandemijų temą, apskritai kaip tokio pasikartojančio liaudies dainuose motyvo ir tuos būdus, kaip neramumai prasideda, kad dažnai tai būna, kaip dabar mes sakome, diversijos, kažkas sujudinama vien dėl sujudinimo, o paskui jau daromi dalykai, kurie buvo numatyti iš anksčiau. Tai šiuo atveju beje, turėjo būti pradžioje troleibusų piratai. Tai troleibusų piratų ar vėliau tapusių plėšikais, užpuolikais
Užduotis buvo tiesiog įvesti nerimą ir suirutę šalyje. Ar kažką keičiau, jeigu rašyčiau knygą iš naujo? Ne, nieko nekeičiau. Kol kas tai yra mano mylimiausia knyga, kur aš tikrai jaučiuosi parašysiu tai, ką labai labai norėjau parašyti ir dar jis laukia nuostabių atgarsių. Be galo daug žmonių palietė, aš labai daug gavau žinučių, niekada nesu tiek gavusi dėmesio, turiu omeny ne tai, kad dėmesio, bet tokio asmeninio santykio iš anksčiau rašytų 10 metų knygų vaikam, paaugliam, tai man tas grįžtamasis ryšys ir tai, ką aš pati sudėjau tą knygą, yra visiškas išsipildymas ir aš tikrai nieko nekeiščiau, nepaisant to, kad tikrai yra žmonių ir skaitytų, kuriem nepatinka ir aš tikėjausi, kad jų bus daug daugiau negu yra. Knyga pilna mitologijos įkvėptų veikėjų bei įvykių. Kokie jums labiausiai patikę mitologiniai elementai atsidūrė knygoje? Gal galite vardinti keletų, kurie yra labiau užslėpti ir retas juos atpažino skaitydamas knygą? Oi, tai šiaip pirma mintis atėjo apie tai, kad yra tokias, atrodys visai ne apie mitologiją, apie tą krikščionybės mitą labiau. Kad yra Rusija, kai slepiasi visi, kai tuo metu kaip plėšikai troleibusų ten susišaudimas vyksta ir jie nori valgyti ir šventasis paprašo apsauginio šitos jo priešpiečių dėžutės ir padalina visiems užtenka lašinių, agurko ir duonos ir paskui dar 12 kartų ta dėžutė grįžta su trupiniais ir nuogrūžom visokiom, tai čia visiškai paimtas yra iš šventojo rašto motyvas ir aš kol kas nesu sulaukusi komentarų, kad kažkas būtent jį būtų atpažinęs ar atpažinusi. Tai čia toks gal užslėptas dalykas, o kiti gal man iš tiesų net sunku suprasti, ką žmonės žino, o ko nežino ir ką atranda knygoje, kas yra užslėpta. Gal dar pabaigus atsakymus kažką prisiminsiu, bet, kad pirtyje, iš tiesų šioje knygoje mitinės būtybės pasirodo labai labai vos, ten, kad pirtyje užmigus pasirodo laumės, kad būtent tie žingsniai yra laumių, tai aišku pasako ona, bet tik vienu sakinuku ir kitam puslapį, jeigu kažkas nepastebi, gali ir likti nesužinojęs, kodėl iš tos pirties bėgo. Ir kol kas daugiau nesimenu, šiaip visas ritmas, viskas yra vien prietarai ir tikėjimai senieji. Aš turėjau didelius sąrašus tų prietarų, tikėjimo ir esu daug medžiagos surinkusi knygoms vaikams ir paaugliams, tai kai vien tik tuo rašai, sunku net kažką išskirti. Taip, toliau. Įdomu, iš kur atsirado moterį, kodėl jį bevaikė, ar tai kažkoks tautosakinis elementas. Įprastai pribuvėjus mano žiniomis būdavo gimdžiusios moteris su patirtimi. Geras pastebėjimas, moterį tai atsirado kaip apskritai moters figūra, kuri Lietuvoje ar tiek, kadangi vis tiek ta daugiabučių erdvė ir tie santykiai, sakyčiau, kad atspindima gal visuomenė nuo kokių, skaitant ir tarybinius laikus ir tuos jau visiškai archaiškus laikus apima ne tik erdvė atspindi būtos laikmečius ar visą tą tokį ilgą tęstinį laiką kitusi, bet ir tas, pavyzdžiui, kad knygoje vis dėlto yra patriarchalinė ta santvarka, vyras sprendžia, ką vesti. Ir panašiai, ir tai irgi aš tą palikau, nenorėjau, kad motė būtų visako galva, kad atspindėčiau mums pažįstamą realybę, kuri buvo ir kaime, ir praėjusiam šimtmetį. Bet vis tiek, mano manimu, kiekviena šeima, kiekviena giminė turi savo motę, kuri galiausiai labai daugeliu dalykų pasirūpina. Ir dažnai turi, jeigu ne šeima, tai bent giminė tą stiprią moterį, kuri atrodo viską žino, yra tokia atspari ir tokia stipri, kad viską gali sutvarkyti visiems ir tikrai dažniausiai tai nebūna vyras. Tai va, o kad bevaikė, man apskritai ta bevaikystės tema kažkaip irgi atrodė svarbi šitoje knygoje, nes ir tie piemenėliai yra našlaičiai, o čia, aš
ėmiau turbūt, kad ta motė tampa motė iš truputį tų, kaip čia pasakyti, antgamtiškų vis dėlto galių įgavusi, nes kaip ir viskas pas mane turi tos šiek tiek magijos persimelkta, kad būtent, kaip jau sakiau, užryškinti dalykai, savybės ir dėsniai. Ir man atrodo, kad aš norėjau apskritai, kad ta knyga apkabintų daug įvairiausių tipažų žmonių ir vienas iš jų norėjau, kad neapkabintų ir tas moteris, kurios neturi vaikų, bet vis tiek pakviestų turėti santykių su vaikais ir jais rūpintis. Ir aš manau, kad moteris, kurios nesukuria savo šeimos, labai dažnai būna, kaip neturi savo vaikų, kurie yra toks jau tada visiškai buitinis rūpestis. Jos turi galios rūpintis bendruomenę labiau. Ir nežinau, kokia Grybauskaitė ar Šimonytė, čia gal juokingai nuskambės, ne visai tokie pavyzdžiai, bet iš esmės tada būna, kad moteris turi tiesiog daugiau jėgos, energijos pasirūpinti visais. Ir man kažkaip čia tai sužaidė. Ar kažką keiškia lietuvių deivė, dievybė mane veža? Gal iš dievių, dievybių net neišsirinkčiau. Kai rašiau vaikams Didžiąją būtybių knygą, tai atradau Raugutį, kuris rūpinasi rauginimu. Ir kartais painiojamas ar tiesiog įvardinamas ragučiu, tai tada tik su gėrimais susiejamas, bet iš esmės greičiausiai buvo visą rauginimą apimantis dievaitis, Raugutis. Ir aš pati supratau, kaip tas rauginimas yra svarbu, kad ten jokių maisto atsargų, nei daržovių, nei pieno produktų nebūtų be rūgimo, ir gėrimai, ir svaigieji, ir duonos kepimo. Žodžiu, kad tas raugas pasirodo yra tokia labai kertinė mūsų virtuvės dalis. Ir aš apie tai niekada nebuvau susimaišius, tai man iš dievų labiausiai patinka Raugutis. Šiaip toks atradimas pačiai buvo. O iš būtybių mane laumės yra labai pasigavusios, sužavėjusios ir būtent tuo tokiu netikėtų gal gyvūniškumu visų pirma, nes jos yra vienos archaiškiausių būtybių, nes ne visos būtybės, ne visomis buvo tikima vienu metu. Dabar jau mus pasiekė tos žinios, tarsi tos būtybės egzistavo vienam laike. Iš tiesų tai buvo pačios archaiškiausios, kai tik tai atsirado pirmieji tikėjimai, paskui ten įvairiai tie dievai keitė, kai kurie net lyti, kaip velionai, velnė ir panašiai. Bet laumės yra vienos seniausių būtybių ir man iš sakmių atrodo, mane žavi labiausiai tos sakmės, kurio netenka už gerą geru atlygina, už blogą blogu, o tokios, kur tarsi nesupaisomas jų elgesys, labai gyvūniškas, instinktyvus, šiurpus. Ir taip pat jos yra labai erotiškos, kūniškos ir aš romaną paaugliams sakysiuosi esu parašęs būtent nuo to atsispyrusi. Man jos tokios truputį kitaip turbūt įsivaizduojamos vaikų ir šiaip tokių, kurie pernelyg nesidomi tautosaka, o aš esu atradusi labai kažkaip, ar bent jau pati visai renkuosi jų tam tikrą pusę vaizduoti, kuri mane labiausiai žavi ir domina. Taip, toliau. Pasižiūriu. Kur yra riba tarp fantazijos ir realybės ir kaip skaitytojui užaugusiam pašilose vėlesniais laikais suvokti tą ribą? Aš manau, kad nieko nereikia suvokti. Aš pati įsivaizdavau, kad aš čia labai kuriu tuos pasaulius, kaimą, atkraustau miestą ir viską sujungiu į neegzistuojantį kažkokį laiką ir erdvę, bet kuo toliau aš keliauju po Lietuvą, kuo daugiau, aš iš tiesų labai daug keliauju po mokyklas, bibliotekas ir šiaip apskritai po Lietuvą ir dar susitinku su skaitytojais ir mylimų kaulų skaitytojais, kurie man pasakoja, kad jie yra patyrę savo kailių, taip ir gyveno, kaip kažkokios detalės knygoje rašomos, kur aš įsivaizdavau, kad yra visiška fantazija. Pradedant gydymu šlapimu kaimynėms, nešant jį, baigiant ožkos laikymu balkone. Ir panašiai, tai aš manau, kad tos ribos nereikia ieškoti, reikia žiūrėti tiesiog kaip tave tai veikia ir kiek tau norisi laikyti, kas yra fantazija, o kas yra tikrovė, nes kartais atrodo, kad tiesiog mes tokie ir esam, taip ir gyvename, nes labai daug yra išlikę įvairių smulkmenų, kažkaip iš tiek prietarų iš senų senovės, tiek tokio
pasirodo, kad kaimo atspindžių iš mūsų turbūt vaikystės daugiabučiuose, tų, kas gyveno juose. Ir tai va, tai aš pati nežinau, kur yra ta riba, nes kartais atrodo, kad aš užrašiau dalykus, kurių pati nepatyriau, bet sutinku patyrusius ir suprantu, kad viskas yra tiesiog tikra. Taip, tai čia toliau seka klausimas, kad knygoje bandžiau derinti nesuderinamus dalykus ir mūsų etninė kultūra persipina su daugiabučių rajonais, kaip manau, ar man tai pavyko suderinti. Tai turbūt atsakiau prieš tai, atsakinėdama į klausimą, kad tai, kaip aš norėjau tai padaryti, man pavyko. Ar galima padaryti kitaip, geriau, nežinau, ryškiau, yra tūkstančiai būdų tą padaryti, bet aš esu patenkinta savuoju. Tai yra svarbiausia, nes niekada neįtiks visiems, bet turi savo kažkokius kriterijus, kurių jeigu pats nepatenkini, tai tada nesvarbu, kad tau visi sako, oi, bet kaip čia gerai, tu žinai, kad turėjo būti kitaip. Tai mano atveju nesvarbu, kad galėtų būti geriau, ryškiau, kitaip, aš padariau taip, kaip aš norėjau ir man tai tinka. Tas supinimas mane tenkina, o kaip jau sakiau, man kartais atrodo, kad nieko aš čia nepyniau, o mes taip ir gyvenam. Ir kuo aš daugiau rašiau tą knygą, tuo labiau man atrodė, kad mes taip ir gyvenam. Arba tai yra tiesiog labai netolima praeitis, kai kurie dalykai, kuri dar tokia gyva, kad atrodo kaip sava patirtis, net jeigu jinai yra jau tėvų arba senelių. Taip, skaitau toliau. Ar kažką norėtųsi knygoje pakeisti? Nustebau, kad yra žmonių, kuriems knyga nepatiko. Kaip manote, kodėl? Tai, kaip jau sakiau, knygoje pakeisti nieko nenorėčiau ir kol kas ją labai labai džiaugiuosi. Ir jinai man pačiai yra labai brangi, net aš ją kartais grįždavau kai kurias vietas skaityti, jau kai buvau seniai pabaigus, nes parašai ir kažkaip prašok ir man ir pačiai norėjusi, aš taip susigyvenau su tais veikėjais, kad kartais būtų tiesiog gera dar kartą paskaityti, kaip jie ten gyvena ir kokie jie man savi yra. Nepakankamai laiko tarsi praleidau rašydama, nors rašiau begalybę laiko. O kad yra, kuriems nepatinka, tai žinokit, aš rašydama knygą galvojau, kad jinai patiks labai mažai saujeliai žmonių, kad yra labai keista, labai specifinė, sunkiai paskaitoma, taip galvojau. Ir kad bus labai nišinė knyga. Ir galvojau, ar man kažką dėl to, ar kažką reikėtų keisti, rašydama. Galvojau, kaip čia man atrodo, kad jinai tokia perkeista. O tada supratau, kad, kaip ir sakiau prieš tai, kad aš visiems neįtiksiu. Ir svarbiausias žmogus, kuriam turiu įtikti, tai aš pati. Tai kas, kad bus jinai labai nišinė. Svarbu, kad man bus labai faina, kad aš ją tokią parašiau. Ir nusprendžiau likti prie to savitumo, parašyti tą ir vėl eilinę nišinę knygą, kurią atranda ten keli šimtai žmonių tik tai ir tiek. Ir tai, kad ji iš tiesų tiesiog sprogo ta knyga ir buvo labai daug atsiliepimų ir yra ten 2000 įvertinimų, tiesiog pažymėjimų, kad perskaitė ir kažkaip vertina, 2000 Goodreads platformoje. Tai aš su šitą knygą gal labiausiai ir atradau tą Goodreads platformą, kad yra, nors ten mano knygos kažkieno yra suvestos, vis įvedamas, bet aš dabar jau su mylimais kalais buvo tikrai įdomu sekti nuo pat pradžių ir atsiliepimus, ir reakcijas, bet aš nesitikėjau, kad jų bus 2000, tai čia vien vartotojai Goodreads, o kiek yra žmonių, kurie skaitė ir niekur nepažymėjo. Ir iš tų 2000 yra labai labai aukštas reitingas. Tai reiškia, kad iš 2000 žmonių, kas yra milžiniška imtis, man atrodo, tokiai dideliai daliai žmonių knyga labai labai patiko. Tai čia yra neįtikėtinas įvertinimas. Aišku, kartais galvoju atvirkščiai, kas negerai tai knygai, kad ją taip gerai vertina didelė dauguma žmonių, nes kartais, aš prisipažinsiu, gal negražiai, bet kartais jie atsiduria topuose šalia tokių knygų, kur aš galvoju, o rimtai, aš toje pačioje lentynoje, bet ašgi rašiau tokią keistą nišinę knygą, o jinai tokia mainstreaminė. Tai, bet aš vis godžiuosi, kad būna įvairiausių tų knygų, kurios tampa populiarios, net ir išlaikydamos tą vertę savo, bet tiesiog, kad pataiko įvairiais lygmenimis labai skirtingiems skaitytojams. Ir tai yra nuostabu, tai yra siekiamybė turbūt kiekvieno autoriaus.
kad tave perskaitytų skirtingo išsilavinimo, skirtingo interesų lauko žmonės ir visi atrastų kažką savo. Tai jinai gerokai viršia mano lūkesčius, o tai, kad yra žmonių, kuriem nepatinka, tai tiesiog neįmanoma, kad taip nebūtų. Žmonės yra tokie skirtingi, sakau, man keiščiau, kad tiek daug yra sutarančių, kad ji vienu ar kitu kampu patiko, negu kad yra tokių, kuriem visiškai nepatiko, buvo šlikštu, buvo sunku skaityti ar panašiai. Aš tiesiog tikėjausi, kad tokių bus daug daugiau. Aišku, dabar aš visai nenoriu, kad jų būtų daug daugiau, nors irgi juntu, kad kuo labiau plečiasi tas skaityti laukas, tuo daugiau atsiranda nusivylusių. Kažkoks procentas, man atrodo, didesnis dabar darosi po truputį nusivylusių, nes visų pirma yra labai aukšti lūkesčiai, kai tau visi kalba, kad knyga kažkokia labai gera ir tu tada paimi visai kitų nusiteikimų, negu imtum tiesiog knygą paskaityti. Ir tada dažnai, jau kai turi tos labai aukštus lūkesčius, tai jų knygą neišpildo. O kiti, ima žmonės, kurie turi labai mažai apskritai skaitimo patirties ir tie čia įmetami tokį painų, bet painę kalbą, galbūt keistą pasaulį ir aš pati, yra žanrų, kuriuo aš pati tiesiog nemėgstu žanrą skaityti, net kai žinau, kad geras autorius ar autorė parašė, man nepatinka tas žanras ir man sunku prisiversti, kai yra begalė knygų, kurias verta perskaityti, prisiversti tą tipą knygų, kuriuo aš nemėgstu. Tai vien dėl žanro turėtų būti daugybė žmonių, jos nemėgstančių, neskaitančių, bet labai džiaugiuosi, kad jinai kažkaip perlipo daug tų barjerų netikėtai. Ar galvoju parašyti knygą suaugusiems dar, ar grįšiu prie vaikų ir paauglių? Tai kol kas aš grįžtu prie vaikų ir prie visos šeimos. Dabar kuriu tokią pažintinę knygą, kurios idėja beje kilo rašant Mylimus kaulus, nes ten minima daug metų švenčių. Jas aš adaptuoju kažkam tam daugiabučių pasaulyje ir aš iš tiesų tą noriu padaryti ir tikrovėje, pakviesti žmonės atsiminti tradicinės šventes ir surasti būdų, kaip ir taip pusiau juokais, pusiau rimtai, laikantis tradicijų, kai ką labai smagiai interpretuojant, švęsti ir minėti tas kalendorinės lietuviškas šventes miestiečiams, gyvenam mieste ir atrasti tokių būdų tai interpretuoti. Tai dabar dirbu ties tuo, labai faina, labai ilsiuosi nuo to kūrybinio, tokio didžiulės kūrybinės įtampos, kuri buvo rašant Mylimus kaulus, nes pažintinė knyga rašyti yra šiek tiek racionaliau, paprasčiau, struktūruočiau. Nors, aišku, sunku irgi rasti tam laiko pakankamai, nes labai daug yra susitikimų ir vairaus veiksmo aplinkui mano visas jau iki šiol parašytas knygas. Tai va, bet prie suaugusių aš manau, kad viskas priklauso nuo istorijos. Aš nerašau turbūt amžiaus grupiai, aš rašau tai, kas tuo metu labiausiai mane sujaudina, kutena ir labai mėgstu, dabar jau supratau, kad turbūt mėgstu šokinėti tarp amžiaus skirtingų auditorijų, nes tiesiog skiriasi tie kūriniai ir taip pailsi nuo vieno tipo rašydamas kitam. Ir dar klausimas. Kokią knygą skaitau dabar? Tai dabar skaitau knygą paaugliam, bet šiaip tai ją rekomenduočiau paskaityti. Fabio Geda, ką tik išleista Aukso žuvų leidyklos, nes jūroje būna krokodilų, apie berniuko Afgano kelionę į Italiją. Tokia knyga, kurią man rodos verta perskaityti visiems, ne tik paaugliam, bet kad visų pirma irgi jinai yra pažintinė knyga, suprasti, kaip atrodo tai imigrantų kelionė ir priežastys, dėl kurių jie emigruoja. Labai šiuolaikinė aktualija ir empatija labai ugdanti, aišku, iškelianti daug sudėtingų klausimų, ne visus lengva atsakyti. Bet tuo pačiu yra klausimas, o prieš ją, ką tik pabaigiau skaityti Negrįžtančios Ievos Dumbrytės, kur yra sakančių, kad tai yra mano Mylimų kaulų knyga sesuo. Ir man jinai labai patiko, nes nors, aišku, kartais erzina tas temų persidengimas, kai parašai kažką labai originalaus tarsi ir kažkas kitas parašai irgi kažką labai originalaus ir tiesiog supranti, kad jūs dabar visi lygins per amžius, nes sutapo tema ir laikas, bet taip dažnai nutinka su knygomis. Netiek daug tų knygų pasirodo lietuviškoje rinkoje, lietuvių autorių ir tada ten tai 2 apie 90-uosius, tai 2 va čia apie kaimą ir papročius. Bet man pačiai labai patinka skaityti, nes aišku, kai yra tavo interesų laukas, tai
žavi mane Ievos Dumbrytės Negrįžtantis, tikrai rekomenduoju irgi paskaityti. Bet knyga tokia, kur iš širdies norėčiau parekomenduoti, tai yra, vadinasi, Tamsios sielvarto plunksnos, Max Porter, man rodos, yra autorius, išversta Mariaus Buroko, išleista Rara leidyklos, labai trumpa knygutė apie gedulą vaikų ir tėvo netekus mamos ir kaip per tą gedulą jos veda varnas, paukštis, kuris yra įžūlus, piktas ir geras, ir rūpestingas, ir bjaurus viename. Ir man ta knyga, ten yra labai svarbus žaidimai kalba, ne tik siužetas, bet ir pats žaidimas žodžiais ir vertimas, tai irgi labai svarbu tiem žodžiam. Ir man yra visiškai meistrystės pavyzdys ir viena geriausių perskaitytų knygų dabar atrodo apskritai ever. Ir man ji buvo svarbi ir gera. Aš ją perskaičiau kažkaip, kai jau buvau beveik pabaigus Mylimus kaulus. Ir aš dar kartą po to patyrimo gedulo, skaitant šią knygą Sielvarto plunksnos, aš permąsčiau kai kurios skyrius ir buvo, kad praplečiau tiesiog truputį plačiau parašiau. Irgi dėka to įkvėpimo perskaičiusi, perskaičius ar to jausmo, kaip tą gedulą galima dar truputį jautriau iškabinti, tai net, sakyčiau, susijusi su Mylimais kaulais yra knyga ir rekomenduoju ją. Tai ačiū Jums ir turbūt pusę susitikimo laiko praklausėt mano balso žinutes, gal ir ne taip jau trumpai gavosi, tai šilčiausi Jums linkėjimai.